Sveiki, šiandien išpakuosime Ideal Standart WC rėmą. Tai kad išpakuoja, bet pasižiūrim truputį įvertinam. Ir kaip daugumoje perėjimas 110/90. Pliusas prailgintas vamzdis. Nes retai būna prailgintas, bet būna. Pliusas, kad išsėjama iš šono, o ne iš viršaus, labai patogiai. Kojos, aišku, plastmasinės, truputį turi klibėti, truputį turi klibėjimo, bet kaip ir laiko visai neblogai. Montuojasi į vietą, įsistato ir užsispaudžia. Viskas užsifiksavo. Tai pasižiūrim atstumą, kiek nuo sienos maksimaliai galim. Maksimaliai matau 19 cm. Nelabai gerai, aišku. Bet čia maksimaliai. Net pageidautina kaip minimum 18 daryti. Kaip maksimum. Nes jeigu 19 gali ir nusimauti. 18. Tai mažokai. Iš pliusų dar matau, kad iš galo jungiasi vandentikis, ta prasme ne iš viršaus. Nes būna, kai iš viršaus jungiasi, tai išlenda pritaisinė aukščiau WC rėmo ir blogai paskui padaryti aukštį, ta prasme 1,20 m. Čia iš šono, tai kaip ir viskas gerai. Būtlastis visai neblogai laikosi. Aišku, TCVC rėmas žymiai geresnis nei Ideal Standart. Bet, visai neblogai. Tvirtinimo taškai 2. Čia 18 ir 23. Tai skirtingi kodai telpa, nes praeitas video, koks čia buvo WC rėmas Laufen atrodo, ne? Tik tai vieną tvirtinimą turėjo, 18. O čia 2 tvirtinimai, 18 ir 23. Tai žiūrim kojas. Oi, kojas labai silpnas, o truputį palinkiau, net nesmarkiai, iškart sulinko. Tai minusas kojams, pliusas tame, didžiausias pliusas šio rėmo. Čia yra pliusas. Viskas, didžiausias pliusas šio rėmo. Ir tiek. Labai jau vidutinės klasės WC rėmas. Tvirtinimas, matot, juda, nors ir pritvirtintas. Kojos labai silpnos. Putplastis, toks. Šiaip sau, bet visai normaliai prigunda. Tvirtinimas, plasmasė matos labai gerai. Net iš pliusų gal pats truputį reguliuojasi, ne, atstumus, kaip reikia ir į galą. Bet, nežinau, aš jaučiu tokį savo WC rėmą nestatyčiau, bet jūs patys galvo. Čia ant visko, kaip matom, sutaupyta. Ant visko. Žiūrėkit, čia plonas. Iš šonų padarytos išpjovos, kad kuo labiau sutaupyti, kuo mažiau metalo būtų. Matote, iki pat galo, ne? Maksimaliai sutaupyta iš visų pusių, metalo beveik nėra. Vienintelis kvadratinis ir tiek. Visur kitur maksimaliai skylių pridaryta, kad kuo mažiau metalo išnaudoti. Ir sakau, čia irgi privirinta dalykai. Ir kojas labai silpnos. Irgi ta pati situacija. Maksimaliai sutaupyta ant visko. Ir alkūnė žiūriu irgi. Labai nemėgstu tokių alkūnių, kaip padaryta čia. Matot, yra įdubimas. Automatiškai, kiek čia, 3 cm. 3 cm iš manęs vagia, ta prasme, negaliu ant 3 cm labiau manevruot. Labai blogai. Vienu žodžiu, Ideal Standart pagal mane toli nuo Ideal Standarto. Bet jeigu norit sutaupyti, galit pirkti. Einam montuot? Let's go. Štai apie ką aš kalbėjau. Dabar, tas įlinkimas, ne? Man neleidžia pakelti iki pat viršaus. Man kaip tik trūksta, kad pakelti iki pat viršaus ir WC rėmas puikiai atsistotų. Dabar man kažką tai reikės galvoti.
gautųsi idealiai, jeigu nebūtų to įpjovimo. Kaip tik. O dabar tas įpjovimas yra ir viskas. Man dabar reikia perdarinėti kanalizaciją. Ta prasme, trišakį stumt toliau ir dideliu kampu daryti išbėgimą.